jūsų istorija. 2008 metais Lietuva sako jau 100% pagalbos numerius. Tiesiog. Nėra. Vidaus reikalų ministerija, vienas tų pagalbos centrą organizavom. Nėra pinigų. Reabilitacijos centrą kartu parašė projektą, dėti galimybių studiją, kur tiesiant ar vertimus ties ar SMS technologiją. Užsienio atvažiavo. Pinigų. Vizą. SMS patogu. Sodą patogu. Daug kartų. Daug pasakų. Trumpai. Vienas du jau. Sako. Tuoj. Liks aparatūra nauja. Bet pirmą sutarė nupirkti. Bankrutavo. Kitą pirmą ieško. Bet noriu. Žinot, anksčiau surdologijos banką, duomenų bazė, numerį. Jeigu ateityje bus duomenų bazė savo numerių, nelaimė, nepatikėti numeris. Čia nėra pagalba. Duomenų bazė, sako, jeigu bus greitai padės. Ir sakė, 2013 metų žodėjau, pavasarį bus, laukime.